Tai kur tu taip ilgai buvai dingęs? Buvau namie, buvau treniruotėse Muay Jo, Maitoje jau lankai. Taip. O, nu, šaunu. Aš vaikystėje labai boksu domėjaus. Mano vaikystės laikais buvo Lietuvoje žymus boksininkas Šocikas, gal girdėjai ką nors. Labai užsinorėjau pirštinių bokso. Nu tai. Ir bulves kasdamas užsidirbau tokių pinigėlių, kad nusipirkau bokso pirštinės. O šiaip mokslai kaip sekėsi? Gerai labai. Baigiau pirmą pusmetį labai gerai. Dabar sunkiau sekasi. Šiaip domės kokiais visuomenėms ir daugiau apie sportą. Istorijas. Geografija labiau domiuosi. Geografija. Aš žinau, gimęs ne čia, ne Lietuvoje gimęs. Mano tėvai buvo ištremti, tai aš gimęs Sibire. Išmetė į tuos miškus ir gyvenkit kaip norit. Tai kiti dar netikėjo, kad čia ilgai užsibus kažkaip. Aš ir labai norėjau eiti į mokyklą. Labai norėjau. Mokykloje tai biškį su draugais daugiau. Atsipalaiduot galėdavau. Nu taip, vis tiek. Man irgi patinka į mokyklą eiti su draugais, būreliai, treniruotės. Badavo mama nieko dirbti negalėjo, 4 manieži vaikai. Buvo tokių dienų, kad klasės draugai atneždavo kas duonos, kas lašinių ir vaikai padėjo mum išgyventi ne vieną sunkią žiemą. Jie kiekvieną šeštadienį, sekmadienį pastatydavo namą lietuviai. Tai taip iš eilės buvo tai lietuvių gatvė. Statė kiekvienam talkos būdu. Rytoj dar važiuojame su klase į Latviją kelionę. Savarankiškai su dviračiais važiuodavom į kitas mokyklas. Mokytojai nežinodavo. Su komanda susiorganizuojam ir važiuojam futbolo žaisti. Pasidarė plauką uniformą. Visas barakas buvo vien lietuviai ir vakarant visi lietuviai eidavo melstis. Eidom abidvi, kiekvienas duris atidarom ir moterys potėjauja ir visi potėjauja ir visi gieda. Tai buvo stiprybė žmonių. Tai čia juokas kiek ant sniego. Ten negu būdavo matys, kaminai tik matydavo su vietų iš paupusnių. Žinai, net ir kacapais vadindavau. Žinai, ką kacapas reiškia? Ne. Toks, ruskis prašėtantis. Kurdavom brolių gink savo garbį. Ir būdavo stipresnių, kad dviese. Grįžom į Lietuvą, radom namus sugriuvusius, o ten gyveno bobutė tokia. Jinai gyveno su ir karvė viduje, ir vištos. Stogas suvirtęs, viską reikėjo nuo pamatų atsistoti. Vieną dalyką atsimenu, kad aš gyvą obolį suvalgiau pervažiavęs Lietuvoje. Būdamas 6 metų obolį, kad suvalgiau, nes net ten nebuvo tokių vaisių. Mama pasakodavo apie Lietuvą, kaip ten gražu, kaip ten sodai žydė. Sakydavo, kiekvienas namas turi sodą. Obelys ir obuoliai karo ir dabar man jie akyse stovi. Ir žiūrėjom tą obolį, kas čia kad daiktas, kaip skanu buvo. Važinai, man šitos pušys ką primena. Važinėjau į tą savo gimtą vietą, kur gimėjau Sibire. Mano sesuo mirus ten. Važiavau ir parsivežti jos palaikų. Tai aš naktį išlipau iš lėktuvo, kada Sibire pamačiau tas pušis. Buvau gegužės mėnuo, o ten pušys, ten medžiai, ten daugiau valmedžiai. Mane koks jausmas toks, mane baimė. Baimė, aš bijojau. Man atrodo, kad aš pagal pasakas blogoj šalyje atsidūręs. Svetimas viskas, tas vaistai tie svetimi, tie medžiai ne tokie kaip Lietuvoje, tas žalumas ne tas, kaip Lietuvoje. Baimė, man net baimė, nežinau, baimė, tik kitaip nepavadins. Daugiau jau metų prabėgo, kai tave trėmė iš čia. Daugel sutirpo jau sniego, tik nesutirpo kančia. Nebijai iki sunkiai treniruotėse. Bijau važiuoti į varžybas tais, nes ten yra stipresnių, bet tikrai norėčiau, bet bijau. Nereikia bijot, reikia savį ugdytą nugalėtojo instinktą tokį. Kapinaitės buvo lietuviškos, kryželiai ir tvartas būrelis ir gražu labai buvo, kad aš nuvažiavau visą palaikų parsivežti, ten karvės ganės. Iš Sibiro važiavom 7 dienas, bet tas dundėjimas pastoviai, dun. Atrodo, išlipė iš traukinio ir vis tiek dar lyg važiuoja. Nešildomi buvo barakai, būdavo džiaugiasi, jeigu daug sniego susištumus, tai šiek tiek šiltas. Ir jie tiesė geležinkelį į Vorkutą. Ir maistas buvo labai prastas, jie labai greitai nusialindavo
Ir būdavo taip, kad jeigu tremtinys neperkelia kojos per špalą, tremtinė jau nepajėgia eiti, tai jį nustumia nuo pylimo ir jis lieka ten gulėti sniege, kol sušala ir miršta. Ir šitaip geležinkelis iki Vorkutos nusėtas kiekvienas metras lavonais. Kad žmonės prisimintų, kad buvo ir kad niekada jau šitas neturi pasikartoti. Jeigu būtų tėvas, jis čia sėdėtų, bet tėvo jau nėra.